Prieš gerą mėnesį Matthew Watson įkėlė video, kuriame bandė demaskuoti greitą elektromobilį įkrovimą. Testas atrodė taip. Prijungė elektromobilį, nuėjo į tualetą ir po 5 minučių pamatė vos 20 mylių arba 32 km prieaugį. Jo išvada paprasta. Greitas įkrovimas yra mitas. Bet paimti vieną atsitiktinį bandymą ir sakyti, kad EV įkrovimas lėtas, yra tas pats, kas suvalgyti vieną blogą pizzą ir daryti išvadą, kad visi restoranai šiaip savo. Dabar pabandykim tą patį eksperimentą su Xpeng G9 ir pažiūrėkime, ar realybė tikrai tokia lėta, kaip bando įrodyti Watsonas. Faktai kalba aiškiai. Elektromobilių įkrovimo greitis šuoliuoja į priekį taip greitai, kad tradiciniai palyginimai su benzinu tampa beprasmiai. Prieš 5 metus 100 km reikėjo 14 ar net keliasdešimties minučių. Šiandien pažangiausi modeliai tą patį 100 km kelio pasiima per 4 minutes. O kinų technologijos jau demonstruoja prototipus, kurie tai daro per apytiksliai 1 minutę. Lyginti tai su benzino pylimu darosi juokinga, ypač žinant, kad apie 90% visų įkrovimų vyksta namuose, kai jūs miegate. Matthew, štai tau paprastas iššūkis. Pabandyk užsipilti degalų miegodamas. Nepavyks? Būtent.